Sveiki, čia aš Baltoji lapė. Šis tarų kortų skaitimas yra bendras. Dėl privataus tarų kortų skaitimo rašykite Messengerį privačia žinute. O šiandieną pasižiūrėkime, kas jūsų laukia. Temos nežiūrėjau, tai pamatysime, apie ką čia bus. Jūsų laukia pasikeitimas, transformacija. Taip, jūsų laukia transformacija. Išaiškės visos tiesos. Taip, išaiškės tai, kas buvo nežinoma. Tai, kas buvo nežinoma. Išaiškės tai, kas buvo nežinoma. Tai gali reikšti jūsų jausmus. Transformacija vyksta su mūsų vidumi. Taip, kaip jaučiamės. Kas paveikia mūsų dabartį ir ateitį. Viskas prasideda nuo to, kaip jaučiamės viduje. Tai transformacija. Sužinosite, kas jūs tikriausiai kamuoja. Žinosite, ties kuo dirbti, ką paleisti. Apskritai išaiškės tiesos, kurių galbūt nežinojote. Tai vieniem gali būti transformacija, gali būti tiek ir materialiaja prasme, čia visiems skirtingai, bet pagrindė transformacija vyksta dažniausiai su vidumi, viskas prasideda nuo mūsų vidaus, nuo mūsų vidinio pasaulio. Mūsų vidinis pasaulis veikia išorinį pasaulį, materialų pasaulį. Reikės padirbėti. Reikės jums čia padirbėti ties tuo. Pasižiūrėkime aiškiau. Čia dar kažkokia žinutė lenda jums. Taip, jums reikės padirbėti ir sulauksite žinių iš partnerio. Galbūt, kas nesat santykiuose, jums parašys. Sielos dvynys. Sielos dvynių istorija, matau čia. Kas nesat santykiuose, susitiksit, susisieks su jumis. O kas esat santykiuose, tai bendrausit su savo sielos dvyniu. Ir tai yra vyriškis. Vyrukai, kai žiūrite save, verskite į moteris. Tai pasirenku aš dabar vieną pusę, jūs verskite save kažkaip. Tai jūsų sielos dvynys, vyriškis, kuris yra resursuose, tikriausiai uždirbantis nemažus pinigus. Ir gausoje, žmogus gausoje. Ir tie resursai gali dar būti ne tik materialus, kaip atsakau, kas aiškiai matosi. Pinigų jis turi. Taip pat iš emocinės pusės yra
stabilus ir pažengęs. O čia rodo jūs. Moteris, jausminga moteris. Moteris atverinti savo jausmus, nebijanti parodyti. Jausminga moteris galbūt turite stiprų ryšį su gamta. Intuicija jūsų labai gera. Taip ir jūs bendrausite, išsakysite to, vienas kitam sakysite tą, ką laikėte. Tai nebus kivirčas. Taip išsakysite tą, ką laikėte. Komunikacijos norit. Tai labiau ne kivirčinas bus tas bendravimas, o bendravimas, išsakymas savo nuomonės, jausmų, vienas kito pažinimas geriau. O tie, kas būsit naujam, neturit antros pusės, sutiksit savo sielos dvynę ir susipažinsite. Pažinsite vienas kitą. Taip pažinsite vienas kitą, apie vienas kitą sužinosite tiesą. Vienas su kitu bendradarbiausit, kaip ir minėjau, vienas kitą pažinsit. Tie, kas jau esat santykiuose, tai jūsų pokalbis, susipažinimo vienas su kitu, vis dar labiau vienas kitą pažinsite, vienas kito vidinį pasaulį. Tai pažinsit vienas kito pasaulį, kas slypi jūsų viduje, ką esate sukaupę, ką nešatės kartu su savimi. Kažkuris iš jūsų, arba jūs, arba sielos dvynys yra magas. Magas tai, ką reiškia magas? Tai galbūt turit stiprią nuojautą, pranašiški sapnai, jūsų mintis, jausmai materializuojasi, mokat patys to nesuprasdami tikriausiai. Nežinote galbūt, kad tokia esat, ką žinote, tai jūs suprantat, apie ką aš. Pritraukėt sėkmę. Tai rodo. Magas. Jūs mokat pritraukti sėkmę. Kas nesuvokėt, kaip tai padarot, bet jūs padarot. Jūs savo pritraukėt sėkmę, jūs mokat savo pritraukti galimybės. Kas dar? Kas dar? Jūsų pasirinkimas. Jūsų pasirinkimas, kas esat santykiuose, bendrauti ir būti toliau su tuo žmogumi, yra sėkmingas. Sėkmingas ir
pozityvus, matot, saulė, daug jausmų, jūsų pasirinkimas sėkmingas, neša jūs tai į laimę, į šeimą, į šeimos kūrimą, vat, tai jūsų transformacija, kurią pereinat, kiek matau, šita transformacija yra įpusėjusi, jūs dalinsite su savo sielos dvyniu jausmais, vienas kitą labiau pažinsit, kas jūs atves į šeimą, į bendrystę. Nežinau po kiek laiko, bet kaip minėjau, transformacija, kai abudu perėsit transformaciją, įveiksite savo tamsės, susidraugausit, ne vien tik, kad įveiksite, bet kaip įveikti, susidraugauti reikia su savo juodąja, tamsėja ir šviesėja pusė. Galit vadinti juodąją baltąją arba šviesėja tamsėja pusė. Pereisit visas savo traumas, pažinsite vienas kitą labiau. O kai pažinsite vienas kitą labiau, reiškia, išdirbsite abudu savo traumas ir pasieksite šeimą, susijungimą. Ką reiškia santuoka? Kaip ir minėjau ankstesnė skaitime, tai čia lygiai tas pats santuoka, vaikelio gimimas, bendro būsto pirkimas, čia yra labai platu. Todėl bendro kartu kūrimas, ryšių sutvirtinimas. O tie, kas nesat santykiuose, sutiksite sielos dvynį, su kuriuo tapsite pora, draugausit. Ir galbūt taip pat pasieksite tam šeimą. Bet tie, kas yra vieniši, tiksliai, ką galiu pasakyti, tai kad susidraugausit, o tie, kas esat jau santykiuose, jūs jau įtvirtinsite kitame jau lygyje, kadangi jūs jau esat poroje, tai jūs gali būti, kaip ir išvardinau ankstesni, visi tie dalykai, kaip santuoka ir bendras būsto galbūt pirkimas, bendras pajamos ir vaikelio gimimas ir taip toliau, plati tema. Taigi, šiandieną, manyčiau, būtų tiek, graži pabaiga. Nežinau, ką daugiau čia ir ar bežiūrėti kažką. Taigi, komentuokit, su kuo rezonavo ir siūlykite temas taro kortų skaitimui. Taip pat siūlykit temas straipsniam rašyti ar įgarsinti, nes aš tų temų esu prisigalvojusiu daug, bet nežinau, kas tiksliai jūs domintų, nuo ko pradėti. Tai turbūt galvoju, gal pradėsiu pradžiai, kad galbūt žinotumėt maždaug, kas domina, pasidalinti vienos knygos įžvalgomis tenais, aš ten susisteminsiu informaciją, užrašysiu knygos autorių, pavadinimą ir trumpai biškį informacijos iš tos knygos, kurią siūlyčiau visiems paskaityti. Tai Kvantinis karys siūlau paskaityti. O kas negali įsigyti tos knygos, galėsit užeiti va čia į mano puslapį, baltoje lapė, aš susisteminsiu šiek tiek informacijos, įkelsiu iš tos knygos, ką vertėtų visiems žinoti ir jeigu kas nors sudomins, komentuokit, rašykit po mano postu ir nesvarbu po kuriuo, komentuokit, nesvarbu, ir aš tada žinosiu, kokią temą plačiau kalbėti ar parašyti kažką. Taigi bendraukim, kad aš žinočiau, kokia informacija jums yra įdomi, ką norėtumėt sužinoti, ko nežinote. Taigi komentuokit, nebijokit, lauksiu jūsų komentarų, su kuo rezonavo.
siūlykite temas. Ir ačiū, kad buvot kartu su manimi ir iki kitų kartų.